pasakyti, kad čia ha, čia nieko rimto. Jis realiai kalba, ką kalbėjo Hitleris. Ir tam tikrą prasme jie įsilieja į opozicijos tą bendrą didžiulį nerimo sklaidos kanalą, bandant, tiesiog, sabotuoti vyriausybės darbą. Tai kodėl sudaužai tą ukulėlę? Jau nebe raudona vėliava, o jau yra absurdas. Ir politikai nepripažįsta klydę Lietuvoje kažkodėl. Valstybei niekada gerai nesiseks, jeigu bus nustekenta kultūra. Vat man čia klausimas. Bet aš nežinau. Bus politinė partija ar ne? Ir kodėl mes nekalbam apie prezidento veiksmus šioje situacijoje. Bet, pavyzdžiui, visi protestuojantys, ar ne, visiškai nekelia klausimo, kad šitoj koalicijoje be Nemuno aušros dar yra su valstiečiais atėję ir tomaševskininkai. Ką, labas rytas. Labas rytas. Ankstyvas rytas, bet labai geras, nes pirmą tai turim svečią. Labas. Labas ir labai tau ačiū, kad tu prisijungi ir turim Tomą sugrįžusi. Papasakosi, ką veikėjai, ar būtinai protestavai, ar mitingavai prieš mūsų podcastą, bet nebuvo. Apie tai bus įdomu pakalbėti. Ilgą laiką, bet dabar visas dėmesys mūsų viešniai. Tai... Labas rytas jums, Labas ačiū, kad pasikvietėt, kad ir labai anksti, bet... Pasiryžau su jumis padiskutuoti, nes įdomus dalykai dedasi ir Lietuvoje, ir pasaulyje, tai, man atrodo, sugalvosit gerų klausimų. Tai mum įdomi tavo pozicija, bet pradėkim nuo tavęs, iš tikrųjų, nuo tavo priešistorės, nes tu dabar pasigyrei, ko aš nežinojau, kad tu esi iš Ukmergės ir tu pasakei Rokmergės. Taip, kodėl? Todėl, kad aš labai tikiuosi, kad po kokių 5-10 metų nebebus Ukmergės vardo oficialiai, bus Rokmergė. Kodėl Ukmergė blogai? Labai gerai, super, bet tiesiog yra tiksliau Rokmergė, nes ten labai daug roko muzikos šaknų, tai istoriškai jau daugelį metų įkvėpė jaunąją kartą. Ir šiaip visa legenda pastatyta ant roko muzikos, roko festivalių. Turėjom Ukmergė ir apie tokias legendas iš miškų ir vaidilutes. Gal atėjo laikas naujai istorijai. Okay. Žinai, Ramintai, aš esu girdėjęs labai įdomų tokį posakį, sako, jeigu Šiauliai yra lietuviškas Mančesteris, tai Ukmergė yra lietuviškas Liverpoolis. Tikrai tinka. Aš muzikos mokykloje augdama klausydavausi tokios grupės Afiša dainų, dar tuo metu track 1, track 2, track 3. Ir turėjau visiškai įsimylėjimą būtent į tą muziką, kur nusidainuojama, nusigrojama, bet kažkas toje muzikoje buvo ir mes paveikti tokios muzikos patys pradėjom ieškoti to vertybinio kompaso savo kūryboje, ne tik išmokti Mozarto kažkokį kūrinėlį ir panašiai. Nepaisant to, kad, man atrodo, Afišos daina yra svetimi, ne, kurią Mango grupė išgarsino. Ja. Afiša sukūrė tą dainą. Čia jau prasideda profesionali diskusija. Atleiskit. Mes apie politiką. Ne, bet jeigu rimtai, tai Ukmergė yra nuostabi terpė, šiaip labai patogi lokacija į bet kurį miestą nukeliauti į didmiesčius, į mažesnius miestus. Jinai yra pakankamo dydžio išsibandyti, ypač paauglystės metu, viską, ką nori. Tai aš ten kuo tik nebuvau, apskritis stalai, jaunimo reikalų tarybos, prezidentavimai, visus dalykus galėjau išbandyti, nes tikrai buvo patogu. Ukmergės meras Darius Varnas yra mano geras draugas, bet jis man tikrai nemokėjo už šitą promotioną ir kolabą, bet dabar aš jis ir man net nemokėjo. Aš labai džiaugiuosi, bet žinai, kas man užkliuvo tavo atsakymę? Vertybinis kompasas. Vertybinis kompasas kūrybai, nes politikoje jisai yra labai svarbus dalykas ir kartais politikai jį pameta ir šiaip jį kartais, aš sakyčiau, netgi yra sunku išlaikyti, jeigu tu nori atliepti visuomenės lūkestį, nes jis toks irgi kintantis dalykas kūrybai. Kas yra tavo tas vertybinis kompasas, kaip jisai susiformavo, galų gale, per kurias dainas tu manai, kad tu išreiški savo tą vertybinį kompasą? Yra labai paprasta pasidaryti tokią, nežinau, ar bandėt refleksiją, kokią muziką esat girdėję nuo pat gimimo. Kai atsimenat, ką tėvai, ką ten sesės broliai leisdavo ir taip paauglystės etapus ir išsiriškinti, ką esam gyvenime klausę. Tuomet labai aišku pasidaro, kodėl dabar kažką mėgsti ir kažko ne. Tai yra šiek tiek ir fiziologiška, ir iš psichologinės pusės eina, ir iš tokių visokių įtakų. Aš kadangi kuriu, tai ir dar kuriu skirtingų žanrų muziką, tai yra ir dainos, ir eksperimentinė muzika, ir chorinė. Tai
aš jau truputį kitais mastais galvoju viduje, bet mano širdies tokia muzika yra susijusi su tembru pasirinkimu. Tai aš negaliu bet kokio tembro naudoti kūryboje, man labai labai aštrus yra pasirinkimas. Šiaip tai vadintųsi oficialiai spektralizmu, bet nepataikau aš į spektralistų tą jau terpę su savo kitais niuansais. Tai jeigu atvirai, man atrodo svarbiausia, ypatingai šiais laikais, kai mes turim labai labai daug skaitmeninio muzikos įtakų, algoritmų, AI, yra svarbu nepamesti savo jausmo, kas yra gražu, taip paprastai tariant, ir nebijoti to išreikšti nestandartiškai. Nes standartus kuria jau AI, mums jų nebereikia. Arba eiti visišką akustiškumą, ieškoti kažkokių tų detalių, žmogiškųjų, arba eiti visišką novatariškumą, kurio dar negeba išreikšti mašinos. Nes žmogus turi tam tikrų pranašumų ir jis turi juos išnaudoti, bet visame tame buvo etapas, kai buvau pametus tą jausmą, tai tiesiog, kai tu turi ir jauti kuo puikiausiai, kas tau skamba gerai. Ir yra tikrai tas jausmas, kai groji, kuri ir toks, va, čia teisingas atsakymas. Nežinau kodėl, bet jis ateina tas jausmas ir tu su juo gyveni. Bet čia atsiranda savotiška dilema, ar ne, tarp muzikos verslo, kas visada yra pragmatiška, kas yra klausoma ir taip toliau, ir tarp meno, ar ne, ir tą kažkaip tai sujungti darosi iššūkiu, ar ne? Kaip tik dabar nebebus tuoj pat iššūkių, nes yra, kaip ir sakiau, AI, kurie pagreitina tą standartalizuotą, tokią standartiškai skambančią muziką ir žmogui nebelieka prasmės ją kurti pačiam ir kepti tuos blynus vadinamus hitus. Nes jie susikurs paspaudus 5 promptus ir kažkokią temą, sugalvojus, dabar jau tikrai daug girdime gerų rezultatų iš AI-aus, bet žmogus, ką gali padaryti, gali priimti sprendimą kažkokį neracionalų, gali paieškoti, tai prasme, mes galim priimti sprendimus dėl to, kad esame emociškai paveikus ir mūsų emocinis laukas, patirtis šiek tiek kitaip diktuoja pasirinkimus. Ir čia aš jau kalbu ne apie kažkokį idealistinį mąstymą, kaip mes čia gražiai viską girdim, o apie tai, kad žmogus yra kompiuteris su šiek tiek kietesnė sistema negu AI, negu tas, kurį žmogus pats sukūrė. Mes jautresni, mes kartais darom pasirinkimus netikėtus, o muzika ir yra balansas tarp to, kas kartojasi, girdėta, priimtina ir tarp to, kas nustebina. Tada išsirenki klausytoją, koks tas balansas nustebimo ir kažkokio girdėto momento turi būti. Tai viską galim labai gražiai išskaičiuoti, bet vis tiek, jeigu nėra, pavyzdžiui, konteksto, jeigu mes neturim istorijos apie tą žmogų, kuris sukūrė kūrinį, ar jį dar atlieka, tai netenka kūrinys pusę prasmės. Tai aš buvau paklausyti Arvo Parto, čia buvo kūrinys atliktas Lietuvoje ir aš labai labai mėgstu Arvo Parto muziką, bet jeigu man kas nors pasakytų, taip įvestų į koncertą užrištom akim, būtų parodę kūrinį, sakyčiau, o ne, moks nepatiko šitas kūrinys, jeigu nežinočiau, kas kūrė, kokia jo idėja, koks jo principas, ką jis per 90 metų sugalvojęs gyvenime. Šiais metais jubiliejus jau buvo. Jo, aš visiškai kitą intenciją galiu klausyti kūrinį, žinodama, kas kaip vyko prieš tai. O šito jau backstory sukurti mašinom sunkiau. Jo, bet čia, Virginijos... Bet čia labai, aš atsiprašau, aš labai užsikabinau čia mano temą. Tai yra labai įdomu, dėl to, kad Virginijos sako vertybės, ne? Aš manau, kad kaip tik dirbtinio intelekto suklestėjimo amžiuje žmogiškos vertybės ir kaip tu ir sakai, šaknys, tapatybė tampa kur kas svarbesnė, norint perteikti asmenybę, kuri konkuruoja su visiškai tobula muzika, kurią sukuria... O neatrodo taip, kad vis tiek dirbtinis intelektas yra pakankamai naujas dalykas. Pakankamai naujas. Mes, aišku, prie jo labai greitai pratom ir visą kitą, jisai čia dar savo tų galimybių ribų neparodo, nors akivaizdu, kad jau ir finansų rinkos reaguoja, kad tai yra labai pervertintas. Bet nebus taip, kad kaip su viskuo kas nauja. Užkilo banga, visi ten pasimėgavo, pasižiūrėjo, ten tų išėjo įdomių gabalų, o po to vis tiek visi grįž prie to emocinio ryšio. Nes man atrodo, man bent jau asmeniškai galbūt gali suskambėti neblogai, bet vis tiek turi būti tas emocinis ryšys su muzika. Ir galiausiai turi būti klaida. Žmogus daro klaidas, dėl to mes einame į gyvus koncertus. Todėl, kad ten rasi mikroklaidų, kurios užfiksuoja mūsų ausis kaip kažką gyvo,
kaip mes atskiriam gyvą nuo negyvo. Tai yra mikroklaidos. O žmogui jų reikia, pasirodo, įsivaizduoja. Klaida yra toks, žinai, nelietuviškas dalykas. Klysti žmogiška. Jo, bet nelietuviška. Lietuvoje mes, žinai, aš visada atsimenu dar kai ministru buvau ir mes tą startuolių kultūrą, visą kitą ir apie tas klaidas, ypatingai Izraelis apie tą daug kalba. O Lietuvoje toks dalykas, žinai, klaida, tai jau čia toj šermenis užsakom, žmogus jau nurašytas, čia, žinai. Ir politikai nepripažįsta klydę Lietuvoje kažkodėl. Irgi yra ta politinė atsakomybė dabar toks labai išplaukęs dalykas, nes man atrodo irgi socialiniai tinklai ką padarė, kad tu gali remtis į savo burbulą ir savo burbulę tu tau viskas atleidžiama, o ką tas kitas burbulas, jis vis tiek už mane nebalsuoja, tai aš ir nepergyvenu dėl jo. Nu gerai, čia labai gerai šokam į politiką, nes aš ir norėjau, tiesą sakant, pradėti tą mūsų pokalbį nuo kultūros protesto. Taip. Nes dabar situacija keičiasi iš esmės. Neseniai mačiau Arūno Gelūno pasisakymą dėl naujosios ministrės, paskirta naujoji ministrė nebėra Nemuno aušros ir jinai davė įsipareigojimą. Ir aš kiek supratau ir iš Arūno pasisakymo, ir iš kolegų, kurie su ją susidūrė, pažįsta, kad tai yra žmogus, kur nebus taip lengva ten jai viceministrais paskirti brokuotų visokių žmonių ir panašiai. Tai ar bėra tikslas paties kultūros protesto? Aš asmeniškai palaikau ir aš manau, jis gali turėti labai pozityvių vėliau, sakykime taip, pozityvų rezultatą dėl ateities paskirimo ministrų, dėl galbūt netgi požiūrio į kultūrą, kad ta bendruomenė pastovėjo. Bet vis tiek dabar, ar lapkričio 21 yra kviečiami žmonės išreikšti savo poziciją? Kaip ir viskas prasidėjo dėl to netinkamo paskirimo, dėl Nemuno aušros kultūros ministerijoje, dabar lyg ir to nebeliko. Tai kokia bus lapkričio 21 žinutė? Ar tu būsi pirmiausia proteste, ar galbūt jau nebe? Ir kokia bus ta žinia ir ko tikimasi vėliau? Kas iš to viso protesto? Labai geras klausimas ir akcentą pats padėjai dėl trigerio, kodėl prasidėjo protestas, bet jis po to išsigrynino ir aiškiai pasakė, ne apie pinigus protestas, ne apie kažkokią vieną netinkamą žmogų, o yra iš principo apie tai, kaip vykdoma politika kultūros sektorija iš dabartinių valdančiųjų pusės. Tai reiškia, kad mes ką tik kalbėjome apie vertybės, Nemuno aušros vertybės iš principo yra jau nebe raudona vėliava, o jau yra absurdas, jau prie Kafkos romanų galim eiti, matydami, kokie yra sakomi žodžiai, kokios pozicionavimas koks eina ir kiek yra melo iš socdemų pusės ir visas tas turtas, kurį jie prikaupė per vieną asmenį, kuris jau pats lašelis paskutinis buvo kantrybės taurėje, sujungęs visus skirtingus kultūros lauko atstovus, jis privedė prie to, kad žmonės, kurie dažniausiai dirba su būtent klausimu apie vertybės, apie kontekstus, visą laiką reikia dirbti šitomis temomis, susijungia ir sako, ne, gana, mums netinka iš principo, kad jūs meluojat, kad jūs keiteliojat, kad tai nerimta. Mes nenorim tokios politikos ir tai nėra, kad o dabar jūs išeikit, pakeiskim kitom partijom. Ne. Tai yra apie baikit daryti nesąmonės. Ir kodėl 21 dieną visą tai dar gali būti aktualu, todėl kad nebėra tai tik kultūros žmonių, dirbančių kultūroje žmonių protestas, tai ir ūkininkų, ir jaunimo visokių asociacijų, ir gamtosaugininkų, ko tik dabar ten yra. Ir aš manau, tai tik parodo, kad tikrai esam nekokioje situacijoje, būtent kalbant apie vertybės, pažadų laikymasi, kur nereikia 100%, visi suprantam. Bet jeigu kultūros sektorius, kaip sakant, jeigu jau išdrįso garsiai apie tai kalbėti ir nebekantriai laukti, kol kažkas bus kitaip, tai nebus, kad truputį trumpam iššoko ir pamiršo. Dabar jau žmonės ilgai kalbės ir primins, kas yra svarbu,
nes kitaip nepasikeis tas momentas. Nežinau, ar čia aiškiai šneku, bet man atrodo, tai yra apie pagrindą vertybinį. Tai vat, man vienas žodis iš visko, ką tu pasakei, vienas žodis, kurio gal tu neištarei, bet man visą tai asocijuojasi su vienu žodžiu - pagarba. Ar nėra taip, kad kultūros bendruomenė jau perpildytas buvo kantrybės lašas, kad tiesiog kultūra, apie kurią visi nori pakalbėti politikai ir įdėti žodį kultūra į savo kalbas ir fainai atrodyti, bet realiai jokios pagarbos valstybėje kultūros politikai neliko. Ir vos ne, paskiriam 13 ministrų, dar reikalingas 14, paskambink tam kolegai, kuris gal darbo neturi ir bus susidomėjęs. Ir nesvarbu, jis ten turi kažką bendro su kultūra ar ne. Ir galbūt visa tai yra rezultatas. Ir aišku, tai yra bendruomenė, kuri tokia yra kritiška, kuri, aišku, dabar išsakė savo poziciją ir jiem yra nepriimtina tai, kas vyksta, ne tik dėl tų tokių elementarių melų, kur pasakė, aš būsiu premjerė ir po to arrivederci. Bet ir bendrai, kad tas sektorius dažnu atveju buvo toks paliktas savieigai ir niekad neprioritizuojamas politikoje. Ir dabar man atrodo, kad pozityvas iš to gali būti, kad jau bet ko nebepaskirsi kultūros ministrus. Aš pats dirbau vyriausybėje, kai Mindaugas Kvietkauskas buvo ministru. Jis nebuvo toks, garsiausiai kalbantis politikas, bet, jo kalbos... Jis turi bagažą, jis turi visas žinias. Tai... Aš atsimenu knygų mugės atidarimą, kokią jis kalbą pasakė su citatom Vaižganto. Ir tiesiog aš žiūrėjau ir po to aš turėjau kalbėti. Aš esu kalbėjęs ir po prezidentų, ir po premjerų, bet tada aš po Mindaugo kalbos aš galvoju, aš čia šiek tiek ne į savo terpę pataikiau. Tomai, tu turi kitą nuomonę apie kultūros protestą. Aš tai pasidžiaugsiu, kad kiekvienas protestas man asmeniškai yra gražus. Ta prasme, ir kai žmonės susirenka išreikšti savo poziciją, tai yra labai gerai. Ir aš manau, kad buvo sveika reakcija į kandidatą, kuris buvo pasiūlytas ir kuris buvo prisaigdintas ir kuris ėjo savaitę pareigas. Manau, kad tikrai jam pristigo kompetencijų. Aš tikrai nenurašyčiau to žmogaus kaip asmenybės, jisai greičiausiai yra... tikrai puikus tam tikrose srityse, bet tik tai ne šitoje, nes tikrai, pagal jo pasisakymus, jo nepažįstu asmeniškai, bet galima daryti išvadą, kad ko gero tai nebuvo tas žmogus, kuris galėtų eiti tokias pareigas. Tai ta reakcija, man atrodo, buvo labai natūrali ir sveika ir aš pamačiau tenais be užgimstančią tam tikrą politinę protesto formą, bet dabar, kai jau atrodo yra išgirsti protestuotojai, man atrodo, kad jau dabar šitas visas besiformuojantis naujas klubas, pavadinsiu jį taip, sąjūdis, nežinau, ar kažkokia tokia bevirstanti politinė organizacija, jau reikalauja šiek tiek daugiau negu kad kultūros klausimo, daugiau negu savosios sferos, nes klausausi, ką kalba, labai gražiai kalba ponas Kaupinis, man kartais jo palyginimai yra pernelyg dramatiški ir jie kvepia jau tam tikrą politinę ideologiją. Ir čia tavo akcentuotos vertybės visada yra orientuojamos į tam tikrą politinę ideologiją. Man kaip kairiajam žmogui šiek tiek jau tai pakvipo dešinę ir kažkokiu tai naujų politinių dešinės. Galiu įsiterpti šiek tiek? Jo, žinoma. Man pats gražiausias dalykas apie kultūros asamblėją yra, kad taip yra pagrindiniai žmonės, kurie organizuoja, kaip sakant, turi būti tas organizuojantis kažkoks darinys. Jie yra labai skirtingi asmenys, jie susiformavo natūraliai, bet iš principo ten nėra kažkokio vieno žmogaus lyderio sugalvota ėjimai ideologiniai, tai yra natūraliai suėjusių labai skirtingų žmonių terpė. Tai, ir tai rodo veidai, pavyzdžiai, kurie prisijungia. Aš pati esu dažniausiai traktuojama kaip dainų autorė, ar ne? Bet nors turiu akademinio daug pasaulio veiklos, bet kitas žmogus iš šokio spektaklių temos, kitai iš filmų. Ir ateina nuo iki amplitudė ir visi nuo pirmos sekundės turėjo teisę eiti ir kalbėti, imti mikrofoną ir derinti reikalus. Po to natūraliai atsisėjojo, kam labiau išeina, kas labiau nori, kas turi daugiau tam vidinių resursų. Bet nuo pat pradžių
kai kurie buvo labai pasimetę, kaip taip gali būti, kad visi čia lygus ir iš tikrųjų visi gali pasisakyti ir formuoti, kaip toliau viskas vyks, nes nei vienas žmogus, nei Kaupinis, nei Gintarė, nei Gelūnas ten nėjo, sugalvoja iš anksto, užsikniso visi, metė darbus, susėdo ir sako, darom kažką, nes jau viskas. Taip, bet matai, šiuo atveju yra ir kiti įdomus tokie aspektai, kurie šiuo atveju galbūt irgi turi tokią pakankamai įtikinamąją reikšmę, bent jau man, bandant susiformuoti nuomonę apie tai, kas dabar vyksta. Aš kai kuriuos veidus mačiau ne tik kultūros proteste, aš mačiau ir prieš metus, lapkričio mėnesį, tie patys veidai, tie patys kalbėtojai, keliami tie patys klausimai, ar ne? Ir dabar tas, iš tikrųjų labai geras klausimas, kokios valstybės mes norime, jau šiek tiek pakyla virš kompetencijų ribų. Ir tai yra geras klausimas, aš jam tikrai pritariu, bet tada, kita išvada peršasi, bet ar tai nėra kvestionuojama demokratija, ar tai nėra kvestionuojamas pasirinkimas. Ir jeigu yra dalis žmonių, kurie nori, aš atsiprašau, kad pertraukinėjau, bet tiesiog labai greičiau. Gerai. Negražu taip daryti. Viskas gerai. Bet iš esmės, tai čia ir pats minėjai, kad labai faina, kad išmokom protestuoti, kad yra, jau ta protestų kultūra pas mus prasidėjus tikrai pagražėja. Nebėra muštynės, nebėra rėkimai, o yra iš tikrųjų toks protestavimas jau į gerą pusę. Vis tiek geriau nei pradėjom nuo tų protestų. Priklauso nuo protestuotojų. Čia taip. Matėm įvairių protestų praeitą kadenciją. Būtent, bet augam į tą tokią sveikesnę pusę, kad nepaisant, aš, pavyzdžiui, kaip tik iš kultūros asamblėjos tikiuosi, kad jie ir šnekės apie tai, kas jiems svarbu, bet jie neis į politiką. Bet man čia klausimas. Bet aš nežinau. Bus politinė partija ar ne? matysim. Nes čia yra įdomu. Aš nesu prieš, aš ta prasme, kuo daugiau... Aš, pavyzdžiui, nebūsiu irgi prieš, jeigu jie atsiras kaip partija ir kas ten žino, bet aš nesu taip arti, kad galėčiau pasakyti kažką iš vidaus. Mes dabar visiškai šnekam nuotoliu, žiūrėdami iš šono. Tai man atrodo, kad nebus. Šiaip jeigu taip atvirai. Bet jeigu ir bus, tai bus natūralus procesas įvykęs ir tai bus kažko padarinys, bet labiau tikėtina, žinokit, tie žmonės labai labai smarkiai myli savo darbą. Daugelis jų yra kūrybiniai ir turi būti dar kažkas blogiau Lietuvoje, kad jie kurtų partiją ir eitų, nes dabar po truputį sprendžiasi ir tokiu būdu. O ką mes savo mylimą kūrybinį darbą? Viskas iš esmės kilo kaip pasipriešinimas Nemuno aušrai, ar ne? Dabar... Ne. Viskas... Bet pagrindinis trigeris... Čia įdėkime ir socdemus. Nes čia visa suirutė eina. Dabar visa kritikos banga ir socdemams, nes jie kaip yra ta motininė politinė partija, kurie... Bet jie turi priimti. Taip, jie turi prisimti. Negali. Aš pats esu piktas dėl koalicijos dabartinės. Ta prasme, nes, ta socdemų, visą laiką komunikacija dėl Nemuno aušros, tai tokia irgi yra, kai man reikia balsų biudžetui, tai va, čia mes su Nemuno aušra, bet kai jau ten Nemuno aušra, ten Žemaitaitis, pasako, kad Gelūnas yra iš tikro žydas pasikeitęs vardą ir čia žydai kūrė sąmokslą prieš Lietuvos valstybę, tai tada, čia mes tai jau čia su Nemuno aušra nelabai. Tai, negalėtų būti truputį nėščias. Tai arba tu esi, arba ne. Tai čia šitoj vietoj jie yra absoliučiai, nenuoširdus ir manipuliuojantis. Tai arba vienoj tu esi pusėj, arba kitoj. Tai yra jų koalicijos partneriai. Viskas teisingai. Man jie turi prisimti atsakomybę už tą kiršinimą visuomenės, kur, sakau, man tai buvo visiškai nesuvokiamas dalykas, kur, pasakyti, kad čia haha, čia nieko rimto. Jis realiai kalba, ką kalbėjo Hitleris. Išeiti ir pasakyti, kad žydai kūrė sąmokslą prieš valstybę, čia, apkaltinti tą visą bendruomenę kažkokių tai žydų sąmokslų, ten ieškoti kažkokių tai ten išsigalvotų teorijų apie Arūną Gelūną. Man tai čia buvo, ta prasme, man atrodo, 10 metų atgal mes neturėjom tolerancijos tokiom nesąmonėm. Dabar tos tolerancijos ribos, sakykime, jos yra taip išplaukusios, kad tu gali pasakyti bet ką, gali būti alternatyvus užsienio reikalų ministras ir tau viskas yra atleidžiama. Taigi čia tas Remigijus, baikit jau, čia nieko baisaus. Bet tai prasideda didžiausios grėsmės, kai kažkas sako, čia nieko. Būtent, nebaudžiamumas.
Putinas, ką daro Ukrainoje, tai yra 20 daugiau metų nebaudžiamumo, kur tu tiesiog testuoji ribas, tu matai, kad tau nieko nebus, kad tau viskas yra atleidžiama ir tu testuodamas tas ribas, jas tiesiog slenki toliau. Tai man atrodo, čia yra baisiausias dalykas, kuris turės ilgalaikės pasiekmes ir kur aš labai daug sutinku su Kaupiniu, netgi jeigu jie ir nueis į politiką, tai welcome. Aš visada labai pritariu tam, kad ateikit, išsibandykit, pamatykit, kad nėra ten taip viskas, kaip atrodo iš šono, žinai, taip paprasta, bet viskas tvarkoj. Bet kur aš pritariu, man labai patinka, kaip jisai skaito Žemaitaitį. Jis žiauriai gerai skaito Žemaitaitį. Jo, ką jisai rašo, jis labai gerai pramato ir, sakyčiau, pramato be tos tokios... nenoriu įžeisti čia konservatorių, bet tos tokios konservatorių isterijos, kurie dažnai neatskiria, kur, žinai, kur yra ta Rusijos ranka, kur ten dar kažkas, tai jie labai taip bando viską suniveliuoti vieną, o jisai labai gerai praskaito jo tą visą komunikaciją ir panašiai, tai man tas labai patinka. Bet, vis tiek, man atrodo, kad visuomeniai, taip, tas dabar išsiplėtė pats kultūros protestas, bet visuomeniai reikia kažkokios tai žinios apie ką jis yra, nes aš manau, kad taip išeinant iš bendruomenės ribų, vis tiek visuomenė suprato, kad tai yra apie ministrą, netinkamą ministrą ir jūs atstovėjot savo poziciją, kas manau, kad yra žavu, taip. Bet kas toliau, nes lik ir dabar vėl kviečiat, tai ko tas protestas prašys, ateis ministrė greičiausiai naujoji, nes aš manau, kad jinai nebijos susitikti, ateis ir net nebijoju, kad ir čia yra ta publika, kur tu nebijai išeiti. Tau nebus ten policijos patarimo, kad jūs geriau ten neikit. Nebent Oželytė. Tai ne, ir Oželytė moka diskutuoti, gal kartais užsiveda. Bet tai ko jūs prašysit tos ministrės? Bet čia labai prigausiu vienoje vietoje, girdžiu, jūs ko prašysit ir kur noriu akcentuoti. Sutinku, kad galbūt tokios aiškios vienos žinutės trūkumas egzistuoja. Ir tas tikrai duoda tokio mini pasimetimo, galbūt dėl to, kad ten nėra jūs, nėra susiformavusios tos vientisos konkrečios bendruomenės, o ji yra meno atstovų, kultūros atstovų bendruomenė, kuri truputį kinta ir yra brandolys. Ir galbūt siekis nekonkretizuoti yra tam, kad tai ir neatrodytų kaip politikavimas, kad tai bandoma išlaikyti būtent tą bazę, apie ką mes ir pradėjom kalbą. Tiesiog tai yra nebepagarba, kad tai yra už žemumos. Ir dar vieno dalyko, nukreipsiu temą truputėlį, mes nepaminėjom, o kodėl, pavyzdžiui, aš jau kelis kartus stovėjau prieš prezidentūrą ir kodėl mes nekalbam apie prezidento veiksmus šioje situacijoje. Nes jis irgi priima ministrus, priima sprendimus, keičia nuomonę, keičia vėl nuomonę. Ir labai daug emocinio lauko buvo būtent skirta prezidento veiksmams. Ir jis irgi turi prisimti atsakomybę, nes jo pokyčiai sprendimų priėmimuose irgi tikrai dirgino ir atrodė, tai tiesiog atrodo ne tai, kad nebepagarba, o visi atrodo žiauriai nepatikimi, kai taip smarkiai keičia nuomonę. Ir aš turėjau galimybę padiskutuoti su prezidento patarėjais, 2, 3, 4, nes jie keitėsi kiekvieną dieną, vis eidavo kiti į eterį. Tai man kažkaip vis bandydavau jiems perduoti žinią, kad žiūrėkit, prezidentas taip nesakydamas arba keisdamas nuomonę, jis tiesiog atrodo nebepatikimas. Ir taip silpsta jo įvaizdis. Autoritetas. Ypač autoritetas. Bet čia labai įdomus aspektas dėl prezidento. Aš manau, kad tam tikrą prasme prezidentas ir sukūrė šitą situaciją. Ne? Kai palaimino koaliciją, bet iš partijos ministrais neleido tapti žmonėms, tada pradėjo ieškoti įvairiausių įdomių kitų partiečių veikėjų ir pasirodė, kad tie žmonės visiškai nekompetentingi. Ne? Okay, tai vieną dalyką, su kuo aš pilnai sutinku, kad labiausiai, ir dabar jau mes tą matom reitinguose, bet aš tą ir iš protesto, ir ypač iš to, žinai, atsisakymo dėl renginių, nebekvietimo, aš taip ir galvoju, kad prezidentūra labiausiai nukentės, nes vis tiek prezidento institucija, jinai tokia šiek tiek aukščiau to viso politinio turgaus, dažnai stengiasi pakilti aukščiau politinio turgaus ir vis tiek būti veidu ir ypatingai
šalies kultūros veidų, tų didžiausių kultūros renginių. Ir čia, aišku, kai tau yra uždedamas kryžius, tai skaudu. Ir aš net nebejojau, kad tas turės poveikį. Bet man gal įdomiau tą situaciją susiklostė, tu teisus, kad čia šitoj vietoj šiek tiek prezidentūra įsivarė save į kampą, į tokį iš vienos pusės įsivarė save į kampą, pritardama tokiai koalicijai ir gal labai smarkiai, nors ten socialdemokratai visada bando tą prezidento rolę sumažinti, kad čia būktai jų pergalė yra, bet aš manau, tas prezidento palaiminimas, tą draugystę prieš rinkimus davė jiem papildomų balų labai daug. Aišku, Viliaus Blinkevičiūtės manevras ir tas. Ir dabar, aišku, kai pasižiūri, tai ta draugystė nebėra tokia tvirta. Jau nebėra, taip. Ir tas šantažas toksai abipusis, žinai, kai Konstitucinio teismo kandidatas prezidento, kurį, tu pasižiūri jo CV, tiesiog tobulas kandidatas ir jis yra tiesiog atmetamas Seime, tai irgi siunčia žinią. Darbo partija taip darydavo labai dažnai Daliai Grybauskaitei, kai ten, žinai, prezidentė pasisakydavo apie jų kokius nors ten cirkus, jie va tokius mėgdavo daryti, ten atmeta visus teisėjus ir ten, žinai, neneškit kažkiek laiko ir taip toliau, nes čia va tokia, kur Seimas turi tokią galę truputį prieš prezidentūrą. Konservatoriai yra žiauriau padarė, kažkas tai Brazauskui ten sumažinę biudžetą prezidentūros drastiškai, čia mačiau, kad kyla, tai dar gal nėra tai blogai. Man su Razma kažką panašaus nori dabar padaryti. Bet aš sutinku, kad čia prezidentūra labiausiai nukentės, bet klausimas gal labiau yra toks, man įdomu, ar tai turės vis dėlto pozityvų efektą, kalbant apie bendrai, apie kultūros sektorių ir gal tiesą sakant, tų kultūros žmonių įsitraukimo į politiką reikėtų. Nes taip pasižiūri, dabar aš aišku nepažįstu taip gerai to naujojo Seimo, bet iš 141, kiek iš jų bendro turi ir suvokimo apie kultūrą. Aš bijau, kad ten labai, labai mažas skaičius žmonių ir bendrai tada toks, tada lieka tas klausimas toks nustumtas, antraeilis visiškai. Tai vad gal tai būtų labai pozityvus rezultatas viso protesto, kad vis dėlto tą kultūrą mes iškeliam iš tos apačios, suteikiam šiek tiek daugiau pagarbos, ko jinai yra verta, bet kartu galbūt ir suvokiam, kad tai yra apie mūsų valstybės tapatybės formavimą, tai yra ir mūsų tokios kartu ir valstybės istorijos išsaugojimas, kas dažnu atveju yra, tvarkoj, turim dainų šventę, dar ten kažkokių tai knygų mugę pasidarom, bet realiai kiek apie tą kultūrą mes pagalvojom, kai nereikia apie ją galvoti, kai nesam priversti. Aš tai nežinau, nes ten kasdien būnu, bet iš principo nėra žmogaus. Taip, bet aš apie politikus kalbu. Žmogaus be kultūros, mes tiesiog pamirštame, kad ją formuojam kasdien, įsėsdami į automobilį, įsijungiame kūrinį kažkokį. Kokį? Nuo to jau galim spręsti. Aš labai mėgstu užduoti klausimą ypač politikams, tai dabar norėčiau ir tau užduoti. Kokiame paskutinėme koncerte buvai? Aš paskutiniam koncerte buvau Lilas ir Inominė Vingio parke. Super. Tai, bet jo, čia aš tokius nestandartinius dalykus klausau, tai čia ne... Bet kas yra gražu ir kad labai man patinka tokį testuką daryti, nes kaip žmogus atsako, nes yra viskas gerai klausyti bet kokios muzikos. Tai nėra kažkoks trūkumas savaime. Ir kiek pasitikė savo skoniu, kada ar vaikštai iš visi renginius, nes būna tokių, kurie pamiršo, kada paskutinį kartą iš vis buvo kažkokiam nekviestiniam renginiai. Ir man labai labai faina išgirsti, kad tokiam koncerte ir kad patinka tokia muzika ir kad tiesiog taip lengva atsakyti klausimą, nes kitiem būna sunku, ar gėda, ar nepatogu. Tai čia vienas dalykas. Aš sutinku, kad trūksta politikoje kultūros žinovų, žmonių turinčių platesnį išsilavinimą kultūros srityje, tas akivaizdu ir tai yra turbūt dar dabar labiau išryškėjusi problema, kai vyko šitie visi susitikimai, protestai ir dalykai. Bet man atrodo labai viskas į gerą. Ta prasme, išsikėlėm visas problemas, kultūros asamblėja labai akcentuoja žvilgsnį į rajonus,
Aš truputį pamelavau, aš nesu grinai iš Ukmergės, aš esu iš mažo miestelio. Tiesiog man Ukmergės rajone. Ja, man visas gyvenimas virė Ukmergė ir po to Vilniuje, bet aš mačiau, kaip atrodo maža bendruomenė ir kiek ten yra kultūros. Jos yra ir nesitikėkim, kad jos bus tiek pat, kiek Vilniuje, bet gerasis efektas kultūros asamblėjos, kad žmonės sako, gerai, kur yra problema? Kur yra žmonės, kurie visiškai nesvarbu už ką balsuos, bet net nedaro sąmoningo pasirinkimo, o emociją vedami balsuoja. Tai reiškia, su jais reikia bendrauti, parodyti jam platesnį spektrą, o rinkitės, ką nori. Nes aš dėl to ir drįsau pasakyti, kad nelabai manau, kad bus politinė partija nauja, todėl kad akcentai ne ten eina. O kaip tu galėtum apibūdinti tą kilusią jūsų visų kultūrininkų? Mūsų. Nu, aš irgi šioks toks kultūrininkas esu, bet nemanau, kad aš prie tos bendruomenės... Tu su Kafkos Maikė sėdi. Jo, aš su Kafkos Maikė, man labai patinka Kafka, jo. Tai tiesiog man įdomu, tu lyg ir užsiminiai, kad tai yra demokratinis procesas, ne? Ten įvairiausių pažiūrų žmonės sueina. Bet kodėl skamba tam tikri tokie dešinieji, pasakykim, taip ideologiniai dalykai? Kas yra dešinieji? Man įdomu, tu tą antrą kartą akcentavai. Nes man tai yra svarbu. Priskiri dešinieji prie konservatorių, ar jie sakė kažką tai tokio? Aš matau, identifikuoju žmonės, kurie yra tam tikrą prasme proponentai tam tikrų politinių partijų. Laisvės partijos, liberalų sąjūdžio, kai kas greičiausiai ir su konservatoriais bendradarbiauja. Ir tam tikrą prasme jie įsilieja į opozicijos tą bendrą didžiulį nerimo sklaidos kanalą, bandant tiesiog sabotuoti vyriausybės darbą. Gerai, man patinka. Aš noriu paklausti jo pirmą. Gerai. Nes čia geras labai kampas sabotuoti vyriausybės darbą, bet tau netrodo, kad pirmą tai šita vyriausybė kaip niekad talentinga pati sabotuoti savo darbą, kur net neišbėgus į aikštelę 2 ministrų ten buvo tragiškos paieškos, atleista ministrė ant tokio emocinio fono ir taip toliau. Ir antra, tu nemanai, kad šita vyriausybė ypatingai talentinga duoti daug priežasčių visuomeniai būti jos, net nepavadinčiau to darbu, bet jos kuriamų chaosų būti nepatenkinta. Ir žinai, kam tas chaosas yra naudingiausias? Tai socialdemokratam jis nėra naudingas, nes daug žmonių, kurie balsavo už socialdemokratus, jie tikėjosi, kad jie atneš kitokią kultūrą, ką jie žadėjo, nearogantišką kultūrą, kad jie įgyvendins tuos savo rinkimų pažadus, o kas žadėjo chaosą tarp eilučių, aišku, nes kai tu paskelbi ten 10 punktų, kad ten bus valstybinis bankas, Ignitis privatizuotas ir taip toliau, tai tu, aišku, supranti, kad niekada aš to neįgyvendinsiu, bet galėsiu garsiai rėktis. Taip, tai tą chaosą norėjo Nemuno aušra ir jiem yra į naudą tas chaosas, nes jie tam chaosą, jiem nereikia. Pažiūrėk, jų reitingas krito, kai mokesčių reforma buvo tvirtinama, kai Remigijus Žemaitaitis ėjo visur ir gynė mokesčių reformą. Jie iškart suprato, kad čia, kai vyksta darbas, mums nenaudinga. O čia boksuoti, žinai, ten rėkti, kad kultūrininkai čia yra kažkokių tai fondų čiulpėjai ir ten valstybės, žodžiu, eiliniai kaulintojai iš valstybės ir taip toliau, tai jiem čia yra, idealiausios sąlygos dirbti. Tai tau netrodo, kad ta vyriausybė ypatingai talentinga, kaip krepšinio terminais, užmesti tokius lengvus alijupus, kur galima būtų dėti per galvą? Virginijau, absoliučiai sutinku dėl to, kad pati socialdemokratų partija išsišovė labai stipriai savo į koją, pasikviesdama Nemuno aušrą į koaliciją, bet kita vertus galima juos suprasti, kad alternatyvos koalicijos partnerių pasirinkime nebuvo labai daug. Tai čia vienas aspektas. Kalbant apie pačią Nemuno aušrą, aš pabaigsiu šiek tiek. Nemuno aušrą, man Žemaitaitis krito akyse absoliučiai, jeigu dar prieš tai galima buvo paklausyti, dėl to, kad jisai kvestionuoja politinę status quo, kelia tam tikrus nepatogius klausimus ir suprantu, kad sukėlė labai daug nerimo buvusiems valdantiesiems, ar ne, nes tas dumblas pakeltas, kyla klausimų ir visuomenė ir taip toliau. Tai būtent tas Gelūno įrašas apie Gelūną, kai jisai palygino
mano, visiškai sutinku su tavim, kad tai netinka ES politikui, save gerbiančiam, kalbėti taip ir ieškoti tokių aliuzijų, netgi jeigu taip ir yra. Tai šiuo atveju, ta prasme, nekvestionuokim. Bet man šitoje situacijoje, kas dar labiau glumina, kad, pavyzdžiui, visi protestuojantys ar ne, visiškai nekelia klausimo, kad šitoj koalicijoje be Nemuno aušros dar yra su valstiečiais atėję ir tomaševskininkai, kurie yra atvirai prorusiški. Ir šitas klausimas lyg jau nebepastebimas, lyg visiškai išblukęs ir tai man iš tikrųjų, tokių dvigubų standartų. Aš manau, dėl Lenkų rinkimų akcijos, matai, jinai jau yra, kaip sakant, battle tested, toks yra posakis, tai ją jau matė, žinai, Vilniuje beveik kiekviena koalicija su Lenkų rinkimų akcija buvo ten, žinai, mums irgi vyriausybei nelengva, bet reikėjo dirbti ir, visi matė, kad ten tie Tomaševskio pasisakymai, bet jie niekur neina. Žinai, Tomaševskis niekad nesusitiko su užsienio reikalų ministrais, ten dar kažką tai. Bet jis Europos Sąjungoje atstovauja Lietuvą ir jisai kartais pasisako, pats turbūt įsigirdėjęs. Faktas, kad ten jo visiems tiem nepritarėme, bet aš turiu omeny, tas nereflektuojama yra toj politikoje. Ką jie daugiau reflektuoja, tai kaip tik aš sakyčiau, va dabar tas labai toksai krikščioniškas, tas griežtas šeimos modelis. Pasižiūrėkit, žmogaus teisų klausimų socialdemokratai atsiduria beviltiškoje situacijoje. Taip, bet... Jie apie tai kalba, bet jie turi tokius koalicijos partnerius, kur praktiškai yra supančioti. Jie bus neįgalūs įgyvendinti jokių progresyvių darbotvarkės klausimų. Bet aš sakyčiau, žinai, didesnė problema yra tas, ką tu taip apie Žemaitaitį, taip labai lengvai apie jį pakomentavai, žinai, kad čia, čia paskutinis buvo lašas, bet realiai tas yra nuolatinis visuomenės kiršinimas ir, užduoti klausimus. Ir tvarkoj turėti kažkokį pagrindą tiem klausimam. Bet dažnai atveju tie klausimai kyla iš, žinai, tokių visuomenės, tokių konspiracijos teorijų, ir tiesiog bandoma, žinai, visus apipilti kažkuo, kad visi smirdėtų, o jūs ten, jau po to atsiklausi, ar ne, tai išsiaiškinsim, žinai, didinam gynybai, žinai, išlaidas. Tai klausimas iš karto toksai keliamas, tai, žinai, kur tie pinigai, kas čia juos ir bandoma visada mesti tokį, nuolat bandoma mesti šešėlį. Tas nuolat LRT bandymas, žinai, kiekvieną auditą ten kuo labiau politizuoti ir taip toliau. Tai tas visuomenės kiršinimas, žinai, jis nėra gerai, kai tu politinius dividendus pelnaisi ne iš savo kažkokių darbų, kas yra labai sunku iškomunikuoti ir panašiai, bet iš visuomenės kiršinimo, visuomenė ieškodamas priešų. Šiandien priešas Arūnas Gelūnas, rytoj gal Raminta, poryt ten bus dar kažkas tai ir taip toliau, bet tu bandai visur ieškoti tų visuomenės priešų ant tokių konspiracijos teorijų. Taip, tai nėra skanu, bet Virginijau, ar tai nėra politikos duona? Ar tai nėra demokratijos? Aš noriu įsiterpti šitą vietą, jūs minit, vis akcentuojat, kad Gelūno atvejais. Kiek metų atgal ir šiaip kiek Žemaitaitis metų politikoje? 20. Sveiki, ir būtent Seime, ne? Jau tiek metų? Taip. 20 ar 15, aš ten neatsimenu, bet tikiu pačiu. Jis, man atrodo, 4. kadencija, o prieš tai buvo Vilniaus miesto ten taryboje irgi gerai gyveno. Antras dalykas, Gelūno atvejais tikrai buvo vienas aštresnių dalykų. Kiek jis važinėja po miestelius ir šneka, užsiema šūdmalystę. Yra dabar tas geras terminas šūdmala, oficialiai jau įtvirtintas. Bet kad jis visą laiką, aš labai norėčiau paveikti jo šitą žaidimo principą, nuvažiuoti į savo miestelį, pasimti lapą, braižyti bet kokius skaičius, pritemti, pasakyti fake faktų, daug melo. Bet žmonės ten juo ir tiki, nes jis turi įtaigą, ar ne, jis kalba gražiai. O mes pagalvokim, kokią ilgalaikiai perspektyvai tai duoda efektą visuomeniai. Kaip tai paveikia mūsų visuomenę. Taip, aš visiškai nekvestionuoju, Gelūno atvejis yra labai skaudus ir neįtikėtinai jau aštrus. Kiek kartų tai buvo padaryta prieš tai, mes nebepamenam, nes jis tai daro ciklais, jis daro tai labai atrodo, kad sąmoningai, nežinau, bet jo poveikis, tas kaip po truputį leisk nuodą ir nepastebėsi, kad tu jau nupuvo ranka. Išplovai valstybės pamatus. Jo, ir čia yra tas, jis mums pakėlė tą melo
nepagarbos, chamiškumo lygiai Lietuvoje į tokias aukštumas. Mes taip grįžom žingsnį atgal būtent apie manieras, būtent apie visiškai iš šiknos trauktus faktus. Atleiskit, bet kiek kartų jis sugalvoja bet kokią nesąmonę, tada turi žmonės, kurie išmano šis reikalus, žurnalistai ar dar kažkas, atsikapstyti, ką, iš kur jis čia ką traukia ir pasirodo, nėra tų skaičių, nėra tų faktų. Tai O paprastas žmogus, kuriam tai pasakoja, jis tikrai netikrina. Tai sveiki atvykę į naują politinę realybę, tas vyksta ko Tai gero visame vyksta pasaulyje. ne tik Lietuvoje, bet tai yra labai blogai. Didelis poveikis ir socialinių tinklų. Taip. Ir ypatingai socialinių tinklų algoritmų, kurie labai aukštai iškelia, kai tu parašai kažką tai negatyvaus. Ir tas irgi skatina, nes, žinai, politikas gali vakar rašyti dieną apie savo ten nuveiktus darbus ir žiūri, čia 50 reakcijų, ten mama, žmona palaikino ir daugiau niekam neįdomu. Ir tada rytoj jisai parašo apie Ukrainą, ar apie ten žydus, ar apie tai, kad valstybė yra supuvus. Nu ir tada ten žiūri, 5000 reakcijų. Ir tas automatiškai tada toksai galvoja, ir aš matau tą labai daug valstiečių yra tokių, kurie į tą nuvingiavo pusę ir vat Nemuno aušros. Kur, oho, tai čia yra terpė, kur galima reikštis, čia mane girdi, nors, kaip policijos vadovas sakė, pusę milijono botų operuoja Lietuvos socialinėje erdvėje. Taigi po pirmo protesto visi, kurie mes kažką garsiau pasakėm, aš patyrus ir ten Lietuvos talentų bangą ir dar keletą tokių jau dėmesio, prasme, tokių bangelių. Tik turbūt vienas stipresnių buvo tada pirmas tas išėjimas į talentus ir po to dar keletas tokių. Po šito protesto aš gyvenime per 15 metų tokio viešumo nesu turėjus tiek botų į savo pusę. Kolegos visi, kas nors vieną plakačiuką, kur išsikėlė, užpuola baisiausiais žodžiais, bet tokiais baisiais, prasme, brutaliai. Daugiausiai komentarus. Ir nėra labai sunku atskirti, kas yra tikras profilis, kas ne. Taip. Yra ir tikrų profilių, visada atsiranda, bet man neskauda, kad man ten rašo nesąmonės, bet man baisu, kas darosi. Iš principo, kaip šnekam apie socialinių medijų įtaką ir šiaip, kas domisi algoritmais, pavyzdžiui, muzikoje labai daug algoritmų yra, ar ne? Čia jau tas AI-us prosenelis, turbūt taip galim pavadinti. Ir kas yra, tai kad, pavyzdžiui, tokie postai kaip Remigijaus matosi, kad visada turi keywords, kuriuos perima visa publika, botai taip pat, ten kaip ten kultūristai, konservatnikai ten ir visi šitie ir atsiranda tokie trendiniai žodžiai, nesgi viso informacijos niekaip neatsiminsi, emocinis laukas ir tu matai, kad ten aiški struktūra, aš kaip kūrinį matau, jo tos dalykus, mano išėjimas su ukulėle ėjo apie 2-3 savaitės ir jis tai pats Remigijus postino akivaizdžiai, aš žiūrėjau tą procesą ir galvoju, wow, čia tokia gera sistemytė, čia tikrai neina iš emocijos. Ta ukulėlė labai daug ką ten iš tos kitos pusės, jie labai tą ukulėlę pabrėžia, kokia čia nepagarba instrumentui. Tai kodėl sudaužei tą ukulėlę? Todėl, kad norėjau, kad mane išgirstų. Ir išgirdo. Nes mano žodžiai turėjo būti išgirsti. Menininkai taip ir daro, imasi priemonių, kad būtų išgirsti. Kai buvau paauglė, aš ėjau, kaip ir sakiau, visas tarybas, jaunimo organizacijas. Ir aš labai nuliūdau, kad manęs ten nieks negirdi ir pradėjau rašyti dainas. Nes dainuose girdi. Ir čia buvo panašus principas, kad aš suprantu, kur aš einu, suprantu, kokia bus atmosfera. Aš noriu būti išgirsta, noriu pasakyti tai, ką noriu. O mano didžiausia žinutė buvo, sakau, kad matot, kaip skaudu žiūrėti daužomą instrumentą, tai yra dar skaudžiau, kai yra daužomas pasitikėjimas tarp mūsų ir tarp valdančiųjų. Tai yra ir prezidentas, ir valdantieji, ir tai yra metafora į tai, kas buvo visų širdise. Ir tada kalbėjau dar daug kitų dalykų, bet principas, tai ko mes ten einam, ne dėl Ignoto, vieno jo asmens, dėl sudaužyto pasitikėjimo, kad jūs vedat mus į tokį absurdą, kur jau viskas, pakantumo nebėra, jau šitas žmogus ne tik, kad negali suvaldyti procesų, jo partija atrodo, kad išsidirbinėja. Specialiai iškėlė tokį triggerį, tik jie neapskaičiavo, kad jis taip gerai suveiks į teigiamą pusę. Mum visiems, kurie nepatinka tokie išsikalinėjimai.
Ir neapsimetinėkim, kad čia kažkas, aš pradžioj dar bandžiau kažkaip atsargiai švelniau kalbėti apie Nemuno aušrą. Kokio velnio, kai jie taip įsidirbinėja. Ta prasme, mane ten gali skalpuoti po žemę, maišyti ir traukti, ką norit iš gyvenimo. Iš principo, ką veikiat su Lietuva? Ir kodėl labiausiai skauda per kultūros prizmę? Aš čia, žinokit, labai emocingai kalbėsiu, bet man tiesiog nerealiai skauda. Aš esu sakiusi, tai man atrodo pačiam. Valstybė klestinti, kaip atrodo Lietuva, eina į priekį, klesti, ekonomika, viskas, nors ir karo baisumai, ir grėsmės yra begalinės, mums vis tiek kažkaip gerai sekasi. Iš principo, valstybė niekada gerai nesiseks, jeigu bus nustekenta kultūra. Nėra valstybės su labai neprižiūrima kultūra ir kad jai puikiai sektųsi, jį klestėtų, jį būtų turtinga. Tai reiškia, jeigu mes menkinam šitą savo failą, tai mes tiesiog sukamės į kitą pusę. Ten, kur kultūra negerbiama, matom, kaip valstybės gyvena. Bet Raminta, klausyk, labai gražiai akcentuoja, kad mes klestim, mes einam į priekį. Iš tikrųjų, Vilniaus burbule taip gali atrodyti, bet vis tik yra dalis Lietuvos, kuri tiki Remigijum Žemaitaičiu. Jo, bet vaikščios naujų iPhone'ų. Galbūt tai yra jų kultūra, galbūt tai yra jų tokia kultūra. Ir jie turi tokią teisę turėti tokią kultūrą. Visi turi teisę turėti savo kultūrą, savo nuomonę, dėl to ir aš galiu garsiai sakyti, čia demokratija, apie tai mes ir kalbam, kad tai yra demokratija. Ir man labai džiugu, kad jūs sukilot, jūs rodot savo poziciją, bet lygiai taip pat galbūt ir tie žmonės, kurie balsuoja už Remigijų Žemaitaitį, irgi turi savo interesų valstybėje ir jie taip bando spręsti savo klausimus. Gerai, tai sprendžiam, bet aš netikiu, kad tai yra jų interesai, aš matau tam tikrus modelius, gerai, gal aš čia spekuliuoju, bet mes nesukilom, jūs sukilot, yra tokia negatyvi, žodžių struktūra, mes išėjom išreikšti savo nuomonės, nes pakantumo nebebuvo. Ir man tas sukilot, kažkoks toks iš karto atrodo, ėjom, rėkiam, daužiam langus. Nu ne, aš susidaužiau ukulėlę, kurią pati nusipirkau, bet performansuose dažnai instrumentai naudojami ne taip, kaip kažkaip tikėtinasi, žinai. Bet aš tai dar tik į vieną sureaguoju, bet aš jau norėsiu, kad mes iš emocinio. Ne, aš tiesiog, kai tu sakai, kad žmonės suinteresuoti, kad va čia taip išsispręsti savo kažkokias problemas per Remigijų Žemaitaitį, tai faktas, kad jis nesprendžia jokių problemų. Va čia yra, supranti, kad jo atėjimas tas į politiką, jis yra kitas klausimas. Bet čia yra esminis dalykas. Jisai pats, jis tikrai nėra kvailas, jis puikiai žino, ką jisai daro ir jis nėra suinteresuotas spręsti kažkokių problemų. Kaip sakiau, jam va toksai fonas ir turėti ten, rytų ir vakarų frontą ir būti vienam iš tų frontų, jam yra naudingiausias. Bet pajudėkime į vieną dalyką, kurį vėlgi daug kas, Raminta, tave pažįsta iš tavo dainų, iš tavo pasirodymų, bet tu esi daug daugiau nei tik dainos. Tu, aišku, rengi tuos performances, kai mes pirmą kartą susitikom ir kai tu papasakoji apie savo pirštinių pasirodymą, tai man iš vis buvo, aš turėjau ieškoti, žiūrėti, kaip čia tas atrodo, nes man buvo neįtikėtina, kad muzika gali būti kuriama ir atliekama rankomis, pirštinėmis, bet tu esi ir Latgoje. Taip, taryboje. Taip, tai pasakyk du žodžius, kas yra Latga, ir man šiaip labai įdomu yra ta visa situacija, kuri yra sparčiai besikeičianti. Mes turime Spotify, turime tą patį YouTube. Ar autoriai, atlikėjai dabar yra geriau apsaugoti, ar tiesą sakant atvirkščiai, kiek iš Spotify'aus gali uždirbti atlikėjas? Nes aš manau, kad daugam labai įdomu šitie skaičiai, svetimus pinigus visada yra gerai paskaičiuoti. Tai papasakok mums geriau apie tai šiek tiek. Pirmas klausimas, kas yra Latga dviem žodžiais? Autorių namai. Agata yra atlikėjų, Latga yra autorių. Okay. Labai dažnai būna vienas žmogus ir ten, nes pats ką kuria, tas... Mes abudu esame. Taip. Ir dar yra tokia trečia asociacija. Tai Latga rūpinasi autoriais, kad jie gautų autorinį atlygį, kuris egzistuoja visame pasaulyje. Tai už tai, kad jų menai kažkur yra viešai rodomi, grojami legaliai, už tai surenkamas autorinis atlygis, paskirstomas. Tai čia pati pagrindinė funkcija. Latga turi dar porą fondų, taip galima jos kreiptis ir kai būna paremiama kūryba,
Vienas fondas yra vienoks iš šios laikmenos, kitas yra sukurtas pačių autorių narių. Kitas klausimas yra, kokiagi ta situacija, ar ne, autorių teisių. Ypač su visom platformom. Jo, viena vertus, piratavimo lygis atrodo mažėja pasaulyje ir mes plojam visi rankom, kad visi daugiau supranta, kodėl kas kaip vyksta, nieko nebevagia, bet tada turim muzikos, filmų pasižiūrėjimo, pasiklausimo platformas, turim VPN klausimus, tokia shade zona, kur irgi pilkoji zona, vadinkim. Ir turime sutarčių klausimus ir tą greito kūrimo efektą. Tai gal aš tokius kelis išskirčiau pagrindinius dalykus. Ir aišku, dirbtinį intelektą. Ir tos laukinius vakarus dirbtinėme intelekte, kur dar nėra viskas sutvarkyta. Tai labai taip trumpai pasistengsiu apžvelgti situaciją, nes man pačiai tai labai labai įdomu ir mes esame susitikę Briuselėje, nes į metus kartą vyksta toks renginys, kur iš Europos autorių asociacijų atstovai suvažiuoja ir pasišnekam, kokiegi dabar esminiai dalykai. Tai pradėsiu nuo muzikos pasiklausimo platformų. Atrodo, bene geri dalykai įvyko, nes muzikos tai iš vis tikrai mažai piratauja, nes nieks nebenori turėti fizinių failų per daug, bet toks pavyzdys kaip Spotify'us moka klaikiai mažus procentus autoriam, atlikėjim netgi didesnis moka negu autoriam, yra padaryti tyrimai. Tai jeigu gerai atsimenu, seniai bežiūrėjau 15% autoriui, 40 kažkas ten su visais labelais, promoteriais ten atlikėjų, kem 5 maždaug, 15 ir tada lieka, kas lieka, patys pasilieka Spotify. 40 kažkur. Kažkas ten. Aš dabar neatsimenu, kiek promoteriam ir labelam, bet žodžiu, iš to viso vienos perklausos autorius sukūręs tą kūrinį, kurio vardo beveik niekada nerasi, jeigu jis yra tik autorius, neatlikėjas. Yra dabar, jau yra. Bet aš dar susiduriu, vat ką tik sprendžiu šitą klausimą lietuviam vieniem. Ir iš esmės tu gauni dar mažesnį tą perklausos procentų, o šiaip jau ta perklausa nieko nekainuoja, ta prasme, tikrai labai nedaug. Tūkstančiais, kad jaustųsi. Jo, ir vat viena kolegė iš Lenkijos pasakojo, kiek jinai suinvestuoja į albumą ir kiek jie atiduoda platformas. Tai reiškia, mes iš muzikos įrašo nebeuždirbam, tik iš koncertų dabar pagrindas ir vinilų dar, nes vinilai dar madoj. Tai vat Netflixas lygiai taip pat irgi turi tokį pigino tą kultūrą dėl to kokybės ir tokių daug greitesnio maisto atsiranda, ar ne? Spotify'us dabar prisikūręs milijonus AI fake artist ir generuojasi savo pinigus. Kišai visus. Pats Spotify'us? Taip, dabar jau pravalė, ale. Dabar jau skaitosi geriau pravalė, bet aš, pavyzdžiui, skiriu, kai į mano playlistus aš vis tiek naudoju, nes nebūsi Spotify, neegzistuosi. Ir aš girdžiu, kad kas čia yra, aš nei klausiau tokios muzikos, neįmanoma, kad pas mane pakliūtų. Ir aš žiūriu, tikrai jau girdisi iš tų, jau galėt pažinti, iš ausies, kodėl tam tikri algoritmai sugeneruoja tokį rezultatą. Tai jie prisikūrė ir savo generuoja pinigus ir dar sukiša į visus grojaraščius dabar savo kūrybą. Ta AI, ne? Tai čia vienas dalykas. Evil švedai. Ir ne tik tai ten, pasižiūrėkit, kas akcininkai. Švedai yra viena didžiausių pop muzikos industrijų pasaulyje. Su visa pagarba. Čia mano buvo pajuokavimas, bet... Yra viso pasaulio žemynų netgi akcininkai, reikia pasitikslinti dabar. Toliau yra kitas aspektas, kuris atėjęs iš Amerikos, tai yra buy-out vadinasi, kai tu, tarkim, kuri filmui muzika būtų geras pavyzdys ir tau sako, žiūrėk, atiduok tu mums visas autorinės ir kiek kartų berodys, mes tau biškį daugiau sumokėsim ir tai Amerikai šitas veikia visai neblogai, nes vietoj, tarkim, geram filmui tu rašai muziką ir gauni kokių $10,000 ir tau pasako, kad gal rašomės buyout sutartį, aš tau $100,000 sumokėsiu ir tu, nesvarbu filmo sėkmė, tu gausi jau $100,000. Į Europą atėjo ta pirma dalis, kad aš tau sumokėsiu, bet sumokėsiu tą pirminę sumą ir atiduok visas autorinės. Nes kitaip aš rasiu, kas kitas sukurs. Dar yra AI, studentai yra, kažkas, man nereiks tavęs. Tai tas numenkinimas žmogaus darbo, ne tai, kad žmogaus, bet tas sąlygų pateikimas, kad jeigu ne tu, tai mes rasim kas vietoj tavęs. Laisvoji rinka. Laisvoji rinka, viskas gerai su tuo, aš nepykstu, bet
Nu tai kelia tam tikrų klausimų, o kur ta dalis, tai gerai, tu man kompensuok. Ir ateinam pas poną dirbtinį intelektą, kuris puikius rezultatus generuoja ir tikrai kartais tokie kūriniai muzikiniai. Šiuo metu mes apie muziką daugiau koncentruojamės, bet ir fotografija ir kokių tik nori sričių menų yra. Bet yra vienas aspektas, jis viską išmoka iš žmogaus sukurto turinio. Yra bandyta pažiūrėti, kaip gautųsi dirbtiniam intelektui, jeigu jisai tik su ta dalim dirbtų, kuri jau yra nesaugoma autorių teisų, tai 70 metų senumo. Tai jis negalėtų generuoti tokių dalykų, reiškia negalėtų uždirbti finansinės naudos iš to. Tai kodėl tu neatsidėkoji autoriam už tai, kad tu pasinaudoji, kompensuok? Vakar Guardian skaičiau, kad Eltonas Johnas tuo pasipiktino, kad sako, yra neteisinga, kad tuo, ką mes viską sukūrėm, bet iš esmės visą pelną raško technologijų įmonės, pasimdamos visą. Aš nesakau, kad autoriai čia šventieji irgi kartais AI-om pasinaudoja ir čia kažką jau girdžiu ir tą blogą tokį toną. Bet principė yra vienas dalykas, buvo kažkada, kad tuščia laikmena atsirado pasaulyje, toksai mokestis, kompensacija, kad mes prisisiunčiam dalykų savo įrenginius. O čia yra naujas dalykas, kurį irgi turim kažkaip apibrėžti, bet pačioje pradžioje visada yra tas laikotarpis, kai labai kenčiam ir neįsigilinam. Man įdomu, nes čia privalu bus įsitraukimas, žinai, politikų ir viso to apibrėžimas ir galų gale teismų praktikos jos kažkokios turės formuotis, nes neišvengiamai viskas juda link to, kur didesnis, stipresnis ir čia didžiosios technologijų kompanijos jos tiesiog. O tikrai ES pati kuria savo dirbtinį intelektą? Šitokiu prisiklausiau gandų. Pati ES kaip po tokia ne, bet yra kelios įmonės, ypatingai Prancūzijoje, kurios norėtų jo turėti tą. Šiaip, matai, tas dirbtinis intelektas yra toks labai platus terminas ir mes juo taip mėtomės į kairę, į dešinę. Tai ko ES neturi, tai neturi, aišku, tokio kaip ChatGPT ar Groko ar Gemini, tokio kasdienio, kur mes kiekvienas savo kišenėje perpleksičio neturi. Bet tas dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, industrijoje, gamyklose, tai ES yra viena lyderių ten ir vokiečių įmonės, jos ten yra sukūrusios sprendimus, kur robotizuoja, bet ne tik robotizuoja, bet jie dar ir mokosi ir atlieka ten tuos veiksmus geriau, po to greičiau, efektyviau ir panašiai. Bet tai yra įmonės, tai yra vis tiek privatus dalykas. Tai ką ES, Europos komisija ir parlamentas, ką mes ten inicijuojam, tai sukurti struktūrą, kad tokie dalykai galėtų gimti Europoje, bet aišku viskas priklauso nuo pačių žmonių, nes tas pats Spotify'us jis galėtų laisvai būti Holivude sukurtas ir jis toks atrodytų amerikietiškas produktas, bet jis yra užgimęs ir išaugęs Švedijoje, ar ten mūsų pasididžiavimai Vintedas ar NordVPN'as. Tai šioj vietoj aš manau, kad pas mus svarbu, kad būtų infrastruktūra, o tada jau aišku patys kūrėjai jų rankose, ar jie sugebės sukurti tą produktą ar ne. Aišku, viskas priklauso nuo to viso to, sakykime, jeigu mes tą kasdienio naudojimo dirbtinio intelekto produktą norim, tai infrastruktūra, bet kartu tas visas, kaip vadinamas, tas jų treniravimas, kad tie atsakymai būtų kuo aiškesni, kuo greitesni laikas ir visi kiti dalykai, bet tam yra sudeginama žiauriai daug elektros. Jeigu kalbam apie... Visiškai neekologiška. Taip. Aš visada draugus mokau, sakau, jūs čia žaisdami kažkokią nesąmonę užklausėt, žinot, kiek pasauliui tai kainuoja, kiek išvaistam energijos. Tai energijos ir čia yra ES didelis minusas, nes mes pigios energijos, elektros neturime ir čia, aišku, mes pralaimime. Bet matysim, aš net nebijoju, kad link to reikia judėti, nes aš bijau, kad tos irgi platformos, nepamirškim, kad dabar jau žmonių yra, kurie užklausia kažko tai ChatGPT, net nebejoja, ką atsakys, tai tas yra šventa tiesa, žinai, ten anksčiau Google'as tai tau dar duodavo, žinai, kur ten pasirinkti, ten kelis šaltinius ir panašiai. Dabar jau atsako vienkryptė informacija. Ir yra labai daug žmonių, kurie tą priima kaip neginčiamą faktą, kur jau ne kartą buvo prigauta dėl žinai, netiesos, nevisiškos tiesos sakymo, arba kinų platforma Deep Sharkas, kuris ten apskritai, jeigu tu klausi ten apie Kinę komunistų partiją, aš bandžiau paklausti apie Čiang Kai-šį.
O dar sugrįžkim, taip, apie NordVPN užsiminėm ir aš sakiau, kad VPN temą paliesiu. Labai įdomu. Aš pati čia pradžiai, kaip visada, mes ta karta, kurie tikrai dar piratinom kažką būdami maži ir net nesuvokiam, kiek tai yra blogai. Torrentus ir išbandė linkomanijas ir viską ir nereikia slėpti, kad tai tuo metu, kai mes augom, tiesiog nežinojom, nebuvo jokio kito alternatyvos nebuvo legalios. Nebuvo, arba dar nebuvo informacijos, kad tai tikrai yra blogis ir kodėl mes kažką darom neteisingai, nes tokio nebaudžiamumo jausmas būdavo, kaip dabar Tai buvo normalumo jausmas. Ir normalumo, taip. Tai su VPN irgi toks fainai, nes pirminė idėja yra apsaugoti savo duomenis, apsaugoti savo visas prieigas, bet keitimas lokacijos ir žiūrėjimas to pačio Netflixo, žaiskim, operuokim šitom įmonėm, ten Indijos kainomis ir jų žiūrėti repertuarą, truputį kertasi su tuo legalumu, todėl kad valstybė išsiperka licenzijas ir pavyzdžiui, kodėl Netflixas ten Islandijoje rodo vienokį programą, pas mus kitokią. Nes Lietuvoje ir išpirkta licenzija šitai programai, kitoje šalyje kitai. Tai jeigu tu perkiesi ir imituoji, kad tu dabar Indijoje, tai tu kaip ir legaliai žiūri, ne? Bet tu ne Indijoje ir tu keiti rinką. Nu, ta prasme, tu nežaidi rinkos taisyklėm, taigi produktai, pienas irgi skirtingai kainuoja kiekvienoje valstybėje, bet su VPN pieną iš kitos valstybės nenusipirksi. Kol kas ne. Nu, bet suprantat, palyginam su kokiu fiziniu daiktu ir lengviau pasidaro. Tai nors man labai gaila dėl to, nes aš labai džiaugiuosi, kai žmonės turi tą pasirinkimo teisę ir legalią, nes tikrai man tinka argumentas ir aš suprantu žmonės, kai sako, bet nėra to filmo niekur legaliai. Sakau, tai gal tau nebūtinai jau būtinai tą filmą pažiūrėti. Bet jo, gaila, kad jo nėra legaliai. Aš irgi sutinku, tik aš nebėgu žiūrėti jo, ieškoti kažkokiu būdu. Tai va, tai tas VPN'as taip yra, kaip sakant, pilkumo. Iš tikrųjų tai negalima žiūrėti jau pagal įstatymą, tu tarsi ne tą licenciją ėmi žmogau. Bet vis dar grįžtant prie, būtent to dirbtinio intelekto ir tų, pavadinkim taip, tikrųjų autorių sukurto bagažo, aš manau, akademinėme pasaulyje mes po truputuką tvarkomės, kai, pavyzdžiui, rašant referatą arba mokslinį darbą, tu privalai cituojant išnašą pateikti, ar ne? Ir jeigu tu nepateiki išnašos, tai tu jau kopijuoji. Tai manau, kad eisim tuo keliu, kad labai panašiai. Ne, muzikoje neįmanoma išgirsti ir atsiteisti, kurie tembrai, algoritmai, ta prasme, plagijavimo aspekto. Bet man atrodo, de facto bus, ta prasme, nuo uždirbto pelno dirbtinio intelekto padalinama autoriams, taip, kurie iki tol sukūrė. Taip, kurie sukūrė, ta prasme, kažkokį tai savo portfolio turi. Tai manyčiau, kad tam tikri referencai gali būti. Bet tu manai, ar įmanoma bus atskirti, nes ten gaunasi kaip tokia tiesiog viskas sumesta, nuo Bielės kūrinių iki Eltono Džono ir viskas ir tada ten yra ištraukiama. Nebent tai labai sutaps su kažkokiu egzistuojančiu žmogaus kūriniu, tada sakysite, aha. Labai paprasta, ta prasme, sukurk man kūrinį ale Žano Mišelio Žaro. Ne, jeigu tu taip užklausi, o jeigu tu... Ir tai yra dokumentuota, Bet žiūrėkit, jau prasidėjo teisiniai pirmi sprendimai ir daug labai su fotografijom ir literatūra dirba, nes išprovokuoti dirbtinį intelektą, sukurti kažką, iš tikrųjų pavogiant iš interneto originalų turinį jau labai lengva, žodžiais. Fotografijos irgi pavyksta ten po truputį teistis. Dabar irgi dėl kažkokių Miunchene įvyko ką tik teismas Gema, kaip Lietuvoje Latga, laimėjo teismą prieš dirbtinį intelektą ChatGPT, kuris irgi naudoja, atrodo, literatūrą. Bet vyksta pirmieji, tai turi įvykti teisiniai pirmieji praktika ir precedentai turi įvykti ir tada viskas bus po truputį. Bet aš labai esu šalininkė, kad būtų tiesiog kompensacijos. Įmonė sumoka visom autorių teisėm, o jos taip ir padalina pagal savo procentuotę ir viskas. Tada kitaip neįmanoma suskaičiuoti kiekvieno garsiuko, kas iš kur ištraukta. Aš sakiau, kad yra daug sudėtingiau. Gerai, prišnekėjom labai daug. Manau, kad pakaks ir būsiu visiems dėkingas, kas pažiūrės. Mes turim labai gerą tradiciją užbaigti tuo, kas tikra. Ir kadangi šiandien turim tave kaip svečią, tai mūsų svečias visuomet
turi rekomendaciją dainos. Ai, tiksliai. Ir tu jau užsiminiai ir aš galvojau, tu kai sakai, tas testas yra, kai kokiam paskutiniam koncerte buvai, aš galvojau, tu klausi, kokia daina užgroja, kai tu ten įsėdi į savo mašiną ir panašiai. Tai kokia tavo dainos rekomendacija, ką turėtų visi pasiklausyti? Tai kadangi šiandien taip įdomiai padiskutavom apie protestą, asamblėją, mane visą protesto metu palydėjo viena daina, dabar labai labai sarkastiškai nuskambės. Ši daina yra būtent apie vertybės, kaip pati dainos autorė jau išėjo į platesnę industriją iš savo tam tikro burbulo, savo sukurtos terpės ir jai pasirodė viskas labai netikra, labai kažkaip su jos vertybėm kirtosi. Pabandyk atspėti. Apie Moniką. Ne. Čia yra Norma, Tanega, You're Dead. Okay, aš apie lietuvišką kontekstą. Tai senas kūrinys, šis senas. Okay. Tanega, dabar turiu pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip rašosi, bet tai pasižiūrėsiu tą progą, bet nes aš labai nemėgstu šio klausimo, bet visiems kitiems mėgstu jų uždavinėti. Ir dar vienas, Norma, Tanega, You're Dead. Ir jis vampyrų tokiam filme yra įdėtas. Tai man kaip tik turi lapkričio mėnesį labai gerai ėjo. Jis yra tokiam komediniam vampyrų filme. What We Do in the Shadows. Vadinasi. Patinka siaubo filmai? Ne. Gerai. Super. Tai ačiū. Mes visada paliksim apačioje, galėsite rasti linką dainos, pasiklausyti, ką siūlo Raminta. Didelis tau ačiū, kad šį rytą tu prisijungiai. Mes stebėsim, aišku, žiūrėsim. Aš nenoriu kaip politikas lysti ir politizuoti kultūros protesto, bet aš tikrai stebiu, žiūriu ir man labai įdomu tos siunčiamos žinutės. Ir kaip sakiau, aš tikiuosi, kad jos turės labai pozityvaus efekto ateičiai formuojant mūsų kultūros politiką ir politikams ateityje žiūrėti į šitą sektorių visai kitaip. Gal šiek tiek su daug daugiau pagarbos, gal ir truputį baimės, nes ten ta riba yra plona, bet kartu žinoti, kad tai yra irgi bendruomenė, kuri esant reikalui pastovės už save. Ačiū, kad tu atėjai šiandien. Ačiū ir aš dar pridėsiu vis tiek dar vieną žodelį, nepykit, bet aš labai linkiu visiems pagalvoti, kokią dalį jų gyvenime užima kultūra, nes kiekvieno gyvenime yra kultūra ir kokie akcentai tame yra, kad nebūtų kultūra esate jūs, o mes ne, nes visi mes esame kultūra, tik svarbu, koks indėlis iš mūsų pusės į tai eina. Ir labai linkiu visiems nebijoti, nes iš baimės darom labai šūdinus dalykus. Taip, labai pritariu tam ir linkiu didžiulės sėkmės. O aš vis tik laidą šitą norėčiau baigti dar gražesniu akcentu. Tai turiu tokią dovanėlę, nes žinom, kad Virginijus jubiliejų visai neseniai šventė. Tai čia nuo manęs maišyti dovanėlę. Ten rasi knygą ir vieną albumą. Taip, būtinai ištrauk. Kad visi matytų, kad čia... Tai gerbėmieji, prašom. Realistams, prašau. Puikia knyga. Į šitą kamerą pareklamuosim. Taip, tai yra jauno tavo beveik bendramžio Nyderlandų mąstytojo knyga. O čia tai... O čia albumas, mano autorinis darbas. Jo. Gerai, super. Nu gerai. Ačiū tau. Tai viskas. Gražus Sveikinu. Sveikinimus prašom rašyti į komentarų skiltį. Gerai.